Sveikinam stropą artoją, kur pasėliai dirbo vagoja. Sveikinam molį ir smėlį ir skambų dangaus vidurėlį. Jau 8 metus vykstanti žemės ūkio paroda Agrovizija lankytojus pasitiko šūkiu visiems, kuriems rūpi žemės ūkis ir jo ateitis. 200 hektarų plote savo produktus bei paslaugas pristatė 50 žemės ūkio verslo įmonių. Agrovizijos metu konsultavimo tarnybos specialistai žemdirbiams pristatė šiuolaikinę kompiuterinę ūkio valdymo programą e-geba. Renginio metu pastebėta, kad ūkininkai vis labiau domisi elektroninėmis žemės ūkio paslaugomis. Ir šiandieninis susirinkimas, kur sueina mokslas, kur sueina technologijos ir sueina praktika, gamyba, yra tai, į ką skatina ES visa vadovybė, nepriklausomai nuo to, ar tai yra komisija, ar tai yra parlamentas, ar tai yra taryba. Visi sutarė, kad turi būti mokslo ir praktikos, mokslo ir gamybos, mokslo ir industrijos susivienijimas. Saugomose teritorijose irgi yra tam tikri reikalavimai, kurių ūkininkai turi laikytis. Ir čia viskas matysis, kokiam lauke mes galim daryti, ko mes negalim. Šiaip jeigu žiūrint visų mastų Lietuvos, tai iš tikrųjų elektroninės paslaugos labai intensyviai vystosi. Ir labai džiugu, jeigu iki tol visą laiką mes galvodom, kad žemės ūkis tai daugiau toksai, turbūt kaip ir daugelis galvodavo, kaimas, kaip buhalteris su skaitliukais suskaičiuoja, kas yra, kažką padeda, iš tikrųjų tai turbūt didžiausią šuolį ir padarė žemės ūkis savo inovacijom, savo technologijom. Tai jam pačiam yra jau sudėtinga ir bereikalinga užsikrauti ir atsakomybę, savo skaičiuojant ir plotus, skaičiuojant pagaliau kiek reikalinga, kokių medžiagų ar dar ko nors. Tai viską tą galima gauti ir aš džiaugiuosi, kad Žemės ūkio konsultavimo tarnyba tarpininkas tarp gamybos ir tarp mokslo. Ir nesenai čia paminėtas jubiliejus, tai iš tikrųjų parodė, kiek daug padaryta per tuos 20 metų ir koks poreikis išaugo paslaugų. Tai ir perspektyva, aš manau, bus tikrai didelė, tuo labiau liks mažų ūkių, bet manau, kad stambės ir kiti ūkiai ir paslaugos bus reikalingos, tada aš ir linkiu, kad paslaugų būtų tiek, kiek reikia. Praėjusiais metais konsultavimo tarnyba kartu su partneriais pradėjo vykdyti projektą informavimo, konsultavimo ir mokymo elektroninės paslaugos vykdant integruotą augalų apsaugą. Kokia šio projekto nauda ūkininkams? Taip, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendina projektą susijusi su integruotos augalų apsaugos, metodų diegimu ir skatinimu. Tai visas šitas projekto rezultatai yra susijęs su elektroninių paslaugų kūrimu, kuriomis galės naudotis vartotojai, tai yra ūkininkai, žemės ūkio įmonės, taip pat mokslo darbuotojai. Ir visų šitų kuriamų elektroninių paslaugų esmė yra padėti žemdirbiui, įvertinti situaciją, kas vyksta jo laukose, kokios lygos ir kenkėjai plinta, ar jie yra pasiekę tam tikrą žalingumo ribą ir ar reikia taikyti tam tikras priemonės. Ir žinoma, šitos elektroninės paslaugos bus susijęs su galimybė prognozuoti, ne tik stebėti, matyti, kas vyksta, kaip lygos ir kenkėjai plinta ūkiuose, bet ir prognozuoti ateitį, iš tikrųjų keletą dienų į priekį, kaip tos lygos vystysis, kuria linkme pakryps, kad ūkininkas galėtų spėti, tinkamai pasiruošti šitų ligų kontroliai. Šiais metais konsultavimo tarnyba švęsdama veiklos 20-metį į šventinius pietus su įstaigos vadovu pasikvietė klientus, kurie kartu su įstaiga nuo jos veiklos pradžios. Tai malonu Jūs matyti visada, ne tik šią progą mūsų stende. Džiaugiamės, kad galime dirbti kartu, mums yra Jūsų vertybė, ūkininkavimas, pasiekimai, mūsų darbas, tikimės, kad mes kažkiek tai prisideda prie šitų visų rezultatų. Tai ką, gražių skanių pietų, gerų įspūdžių Agrovizijai ir gero bendradarbiavimo sekančių 120 metų. Ačiū Jūs. Buvo nešališki patarimai. Kiekviena firma, kuri savo paslaugas teikia, nori kažką savo reklamuoti, kažką savo įpiršti. O čia gavom tas paslaugas, kurios nuo nieko nepriklausoma. Ką ir tikėjome. Šiandien ne kartą esu ne vienoje vietoje minėjęs tokį pastebėjimą, kad gerai žmogui viską mokėti, bet blogai viską pačiam daryti. Dirbim kiekvieną savo darbą.
Agrovizijoje dažnai lankosi svečiai iš Punsko, kurie nuolatos domisi Lietuvos žemės ūkio plėtros, žemės ūkio konsultavimo naujovėmis. Kokia pažanga Lietuva eina Europoje ir jeigu tik galimybė leidžia, visada su noru ir mūsų krašto ūkininkai mielai lankosi tokiuose renginiuose ir stebi, kaip Lietuva kiek į priekį juda Europos mastu ir bendrai pasaulio mastu. Kas dėl palyginimo, matome, kad daug įdedama konsultavimo poreikiams Lietuvoje. Aišku, vyksta tas ir Lenkijoje. Dabar šiomis dienomis ir į priekį žiūrint, be tokių tarnybų būtų sunku įsivaizduoti žemės ūkio plėtra, veikla į priekį ruošiantis.